Čia matot stogas, kur vienoj plokštumoje yra sujungti dviejų tipų stogai. Tai šičia yra monolitinis stogas, čia yra medinis stogas. Čia ta stoginė, kur matėm apačioje išsikišus 3 metrus. Ir iš viršaus viskas atrodo taip, kaip jisai būtų vientisas. Dalis parapeto yra medinio, dalis parapeto yra iš polistirolo ir viskas susijungia į vieną aukštį. O čia taip minkšta, pakankamai vaikštai, taip maloniai minkšta. Čia nėra minkšta, čia, toks... lyginant su, kai būna bitumas ir vata dedasi, tai būna tada labai minkšta ir banguoja. Aha. Šičia yra polistirolas EPS 100 kietumo, tai aišku, kad tai nėra jausmas kaip ant betono, bet to kietumo pilnai užtenka, terasas galima daryti. Tai vaikščio čia galima? Vaikščiot, elektrinės, saulės montuoti vis. O tai kaip elektrinę montuojat, kažkaip gręžia kažkokią, užsandarina kažką, tai kas vyksta? Visos saulės elektrinės montuojasi ant balastos sistemos. Dedasi svoris ir ant to svorio prisisuka metaliniai profiliai, ant kurių susimontuoja saulės elektrinė. Eik tu savo, o tai vėjas negali jos nunešti? Tai balastas yra, reiškia, svoris. Tai kiek jūs uždedat svorio ir yra skaičiuojama pagal tai, koks yra vėjas. Čia parapetai jau yra pilnai apskardinti, čia jau yra pilnai išdirbtas mazgas. Ir čia netgi turime, šitoj dalyje turim ventiliuojamą parapetą, o apdaila bus visur klijuojamos plytelės. Ateis polistirolas, jisai prisiklijuos ir liks čia tarpas 5 cm šitoj vietoj ir per jį ventiliuosis visas stogas. Principo. Kadangi čia yra plokščias medinis stogas ir šiltinimas bus su vata, tai jisai turi visas ventiliuotis. O tai žiūrėkit, jeigu dabar aš turiu užmanimą, pavyzdžiui, šiuo atveju, tai čia nieko nebus, kaip suprantu, tiesiog stogas bus. Bet jeigu aš norėčiau čia pasidaryti išėjimą, kažkokią tai terasą su panorama, ar yra galimybė dabar ant šito stogo dėti kažkokias, tai nežinau, lenteles daryti, kažkokią terasėlę. Čia jokių problemų, ant piedestalo darosi karkasas ir jūsų norima terasa, ar medinė, ar plastmasinė, čia skonio reikalas, be problemų. O jeigu tokį kažkokį trosą norėčiau, kad į tą tvenkinį čia pasidaryti, ryte atsikėliau, pavyzdžiui, noriu įsimaudyti. Be jokių problemų, šiuo atveju pritvirtinam. Čia yra speciali sąrama dar daryta, sustiprinta šiek tiek tas kampas tam. Aha. Pritvirtinat ir važiuojat. Ziplainas į vandenį. Ir į tą kitą namą reikia tvirtinti. Blemba, su kaimynais reiktų gal tada susiderinti, kad ir tie galėtų. Geras būtų. Man atrodo, tie šeimininkai sutiktų. Iš visų gal duoti idėją visiems per vidurį kalt kažkokią tai boomstrypą ir kad visi galėtų suvažiuoti. Reikėtų gal jumis pakviesti stogo viziją dirbti.